tuomet, kai prezidentas Antanas Smetona protesto vardan pasitraukė į vakarus, su mintimi būtent ten turėtų būti organizuota tautos atstovybė, valstybės atstovybė, nes būtent jau 41 metais pavasarį, kai nuvyksta Jungtinės Amerikos valstijas, Antanas Smetona susitinka su prezidentu Rooseveltu ir ten būna patikinta, kad Lietuvos išlaisvinimui tamsta būtumėt viena iš tokių geriausių figūrų, apie kurią organizuotųsi visos lietuvių organizacijos siekiančios Lietuvos nepriklausomybės ir valstybės atstatymo. Tas yra labai svarbu. Bet deja, kaip žinote, 44 metai, dar viena tragedija. Neaiškiom aplinkybėm, iki šiol jos taip ir nėra išaiškintos, sausio mėnesį 44 metų užsidega būtent namas, kuriame gyveno prezidentas Antanas Smetona ir jis ten uždūsta ir miršta. Tai faktiškai po 44 metų, būtent vasario mėnesį, turėjo įvykti Amerikos lietuvių kongresas, kuris turėjo faktiškai patvirtinti šitą tokį egzistavimą Lietuvos emigracinės, sakykime, valdžios, tam tikros atstovybės emigracijoje. W Londynie działał polski rząd na emigracji, polski rząd na uchodźstwie, który kurczowo i konsekwentnie stał na pozycjach rządu Rzeczpospolitej Polskiej z 1939 roku, tu tak mówię w wielkim skrócie, czyli dążył do odbudowy państwa polskiego w granicach z 1939 roku. Buvo įkurta vykdomoji taryba, iš kuri faktiškai pavadinta taip, bet už jos ir slėpėsi emigracinė vyriausybė. Taip sakydavo, gerai, oficialiai mes sakom, čia yra mūsų vykdomoji taryba, bet mes turime mintyje lietuvių tarpe, tai yra mūsų emigracinė valdžia. Viena iš tų, reiškia, jų krypčių, kaip turėtų klostytis Lietuvos santykiai su kaimyninėmis tautomis. Nusprendžiama, kad su emigracinė Lenkų atstovybė reikia palaikyti ryšius ir bandyti jau vesti dėrybas, sutarimo keliu eiti. Štai, va čia ta problema, kuri išryškėjo, sakykime, 46-47 metais. Ir tuomet jau vykdomosios tarybos atstovas, diplomatas, jisai praeitį buvęs, Vaclovas Izikauskas, vienas pirmųjų nuvyksta į Londoną, susitinka su būtent vyriausybės, Lenkų vyriausybės emigracijoje, užsienio reikalų ministru Adamu Tarnovskiu. Įvyksta pirmosios tokios kaip ir dėrybos. Jos labai sunkios. Aišku, Izikauskas siekia, kad čia būtų pasakyta, taip, Vilnius, tai jūsų. Bet žinot, ten yra pasakoma, dėl Vilniaus yra problemų. Reikia svarstyti palaipsniui, bet dabar mūsų abiejų tautų padėtis yra gan sudėtinga. Mes esame, sakykime, Lenkija turi socialistinės valstybės statusą, mes sąjunginės socialistinės. Tai faktiškai tie statusai va tokie neliudijantis apie nepriklausomybės buvimą. Tai sakoma, dabar mums svarbiausia pasiekti nepriklausomos valstybės statusą, o tada jau dėrėsimės. Po 55 metų, kai išryškėja, kad staigaus čia pasikeitimo rytų Europoje neįvyks, kad yra geležinė uždanga, kad čia rytų blokas, čia yra vakarų blokas, tada prasideda toks tampresnis bendradarbiavimas, ieškant galbūt palankių Lietuvai Lenkijos intelektualów. Ze strony polskiej może nawet te całe wytłumaczenie jest prostsze, że takim ośrodkiem i takim akumulatorem zbliżenia polsko-litewskiego stał się Jerzy Giedroyć, miesięcznik Kultura i Instytut Literacki, które były zlokalizowane w Maison Lafitte koło Paryża, czyli faktycznie na przedmieściach Paryża. I podobno Jerzy Giedroyć jakby i geograficznie chciał być w innym miejscu niż Londyn. Na początku to był Rzym, później przeniósł się do Paryża. I on jakby osią kultury i całego Instytutu Literackiego, osią ideologiczną stało się to, że Polska musi, ta przyszła nowa Polska, społeczeństwo demokratycznej Polski będzie się musiało wyrzec z Wilna, Grodna i Lwowa
Innymi słowami być no, na zasadach partnerskich, przyjacielskich z najbliższymi sąsiadami, czyli tak zwana koncepcja ULB. Štai kultūros žurnale, apie kultūros žurnalą susispėtusioje, galima sakyti, Lenkų inteligentijoje, Jerzy Giedroic, toliau Česlav Miloš. Jiegi, reiškia, teigia, kad vis tik šitas klausimas spręsimas lietuvių naudai, tai yra lietuvių istorijos sostinė. Kaip atsaką parašo labai palankų straipsnį apie lietuvių Lenkų bendradarbiavimą filosofas daktaras Juozas Girnius, spausdinama Kultūros žurnale, nespausdina Į laisvę žurnale. Reiškia, prasideda toks intelektualų bendravimas ir tarsi toks antras kvėpavimas, ieškant jau ne politikų galvose sprendimo, o intelektualų galvose. Ir čia šitas vystosi gal daugmaž iki 80-mečio. Po stronie litewskiej sytuacja była bardziej skomplikowana. Nie było takich dwóch, trzech, że tak powiem, takich decyzyjnych ośrodków, gdzie było bardzo jasne, o co chodzi i do czego dążymy. W odróżnieniu od Polski, która zachowała na emigracji rząd, Litwa, Litwini zachowali tylko resztkę korpusu dyplomatycznego. No faktycznie to jest nazywane, że litewska dyplomacja na uchodźstwie, na czele której stał początkowo senior Stasys Lozoraitis, przedwojenny minister spraw zagranicznych, który w wielkiej mierze z tych wszystkich innych litewskich polityków i dyplomatów no, był najbardziej propolski i uważał jeszcze w latach 30., że kluczem do litewskiej polityki zagranicznej jest porozumienie z Rzeczpospolitą Polską. Aczkolwiek oczywiście też stał na pozycji, tutaj on się jakby nie wylamywał, że to nawiązanie polsko-litewskich relacji międzypaństwowych no nie może odbyć się kosztem zrzeczenia się Wilna i Wileńszczyzny. Innym takim ośrodkiem, taką inicjatywą nawet, nie ośrodkiem, znowuż no, nie skierowaną na sprawy polsko-litewskie, ale w ogóle na taki reset litewskiej myśli politycznej, to było w Stanach Zjednoczonych takie środowisko Santara Šviesa. I można powiedzieć, że nawet w połowie, że to było poświęcone sprawom polsko-litewskim. To był taki ośrodek litewskiej myśli liberalnej, gdzie tworzono jakby takie podwaliny, fundament pod litewską myśl liberalną i taką odskocznię od tej myśli narodowej, nacjonalistycznej, która panowała w okresie międzywojennym. I to środowisko między innymi zrodziło też Valdasą Adamkusa, przyszłego prezydenta Republiki Litewskiej. Tam też o to środowisko zahaczał Stasys Lozoraitis senior, Stasys Lozoraitis junior, brat juniora Kazys Lozoraitis. Tašką visame šitame dalyke padeda vėlgi 78 metai, lemtingas Romos popiežiaus išrinkimas Jono Pauliaus II. Jis tikrai buvo palankus labai lietuviams ir čia nepaslaptis ir Vilniaus problematika, ne tik Vilniaus paties, bet ir dar buvo kita problema. Vilniaus arkivyskupija pagal visą seną istoriją priklausė Lenkijos valstybė ir jinai nuėjo kartu su priklausomybė Lenkijai. Ir čia vėlgi spręstinas klausimas, ar čia dabar reikia staiga reikalauti, kad vyskupija priskirtų Lietuvai. Bet kokią mes turim Lietuvą 80 metais, pavyzdžiui, LTSR, tai išeitų Amerika, Vatikanas, Didžioji Britanija nepripažįsta inkorporavimo, nepripažįsta šito statuso. Įjungimas šitos Vatikano iniciatyvų įjungimas į LTSR teisingai priklausomybė išeina kas pripažįstant. Tai nuspręsta dėlsti, kol įsivaduos ir tada tas buvo irgi gyvendinta tik tai kartu su mūsų nepriklausomybės atgavimu. Na początku lat 80.
to oczywiście, że Tomasz Wenclowa zapełnił tą lukę i on widział swoją misję jakby mówienia o sprawach polsko-litewskich i o sprawach litewsko-żydowskich. I tutaj takim chyba kamieniem milowym był dialog o Wilnie Czesława Milosza i Tomasza Venclowy. Labai reikšmingas dar dalykas yra 1988 Romoje lietuvių Lenkų intelektualų susitikimas. O tada įvyko toks, man atrodo, užfiksavimas galutinis, kad Vilnius vis tiek dėl Vilniaus jokių problemų nėra. Na, galbūt ten vyresnės kartos žmonės, turintys dar sentimentų, turi, reiškia, tokio nusistatymo, kad jis turėtų būti lenkiškas. Jis yra tiek lietuviškas, tiek ir lenkiškas. Žiūrint, kokiu mes prasme nagrinėjame, mes atrasime ir vienų, ir kitų elementų. Tai ten, reiškia, toks yra labai svarbus tas požiūris. Ir dar labai įdomus dalykas, kai Lenkijoje kyla solidarumas, ir štai vėlgi ten problema štai išryškėja. Mūsų atstovo Romoje prie Vatikano Lozoraičio archyve yra pro memorijų įrašyta. Apsilanko iš Lenkijos solidarumo atstovas, pavardė neįvardyjama, tik atstovas rašoma, reiškia, matyt, konspiracijos sumetimais. Jisai, reiškia, perduoda tarsi ir solidarumo poziciją. Dėl Vilniaus lietuviams nėra ko nerimauti, reikia skaityti su ta realia situacija, kad Vilnius yra tarsi ir viskas nulemtas dalykas.